Tau pažįstamas jausmas, kai sekmadienio vakarą pradeda kamuoti nerimas, o mintis blaškosi. Jei jauti tokį nerimą, žinok, esi ne vienas. LinkedIn apklausa parodė, kad net 80% profesionalų patiria sekmadienio nerimą. Sekmadienio vakarą nerimas gali pasireikšti galvos skausmu, įtampa ar sutrikusiu miegu. Mokslininkai aiškina, kad visą savaitę susikaupę streso hormonai, kortizolis ir adrenalinas, savaitgalis staiga sumažėja, todėl kūnas patiria vadinamąjį nuosmukio efektą. Tam įtakos turi ir pasikeitęs ritmas, pavyzdžiui, vėlyvas miegas, netvarkingais maistas, mažiau struktūros dienoje. Vienas iš būdų mažinti šį poveikį – sekmadienio vakare sąmoningai pasiruošti. Tai reiškia suplanuoti savaitę, numatyti laiko poilsiui ir apriboti darbo minčių srautą. Praktikoje padeda keli paprasti veiksmai. Iš anksto, pavyzdžiui, apsirašyti savaitės darbus, turėti raminančius ritualus, gal tai bus rašymas, gal meditacija, ir sumažinti ekranų naudojimą bei laikytis nuoseklaus miego ritmo. Pavyzdys. Tam, kad grotuvas grotų tyliau, jį reikia fiziškai pritildyti. Ką tu darai, kad sekmadienis būtų ramesnis? Kviečiu komentuoti, pasidalinti savo mintimis, nes tavo patirtis gali įkvėpti kitus. Ačiū, kad žiūrėjai.